Atsargiai, sosiska parskrend. Sveik susirinkiai. Lekam į gamtą. Jau šildau mašinėlis variklį. Net neįsivaizdavau, nei katro miško važiausiu, bet kažkur netoliai, kok 10-15, manau maksimum kok 20 km. Nuvažiausiam iki miškeliaus, pasiėmis kuprinėlį visokių reikmenų, reikmenų, šiaip pauškandžiauti. Ir nuvažiaviai, žygiausiam minimum kilometrą, 2, 3 ar iki 5, nedaugiau, nes turėjom kažkur 1,5 valandos iki kol sutems. Tai iki to laiką aš turiu susirasti veitą, turiu susirasti, sukau užkurt ugnį, žodžiu užkurt, prisėst, kad jau būtum saulėlydis, kaip aš jau sėdės prie lauželios. Ta, lėkam. Nu, va, tik atvariau ir, žodžiu, ir šlagbaumėlis, tai mašiną paliktų čia. Užšlagbavimai, reikia paeiti keliu kokius 1,5 kilometrą ir tada lysti į patį mišką, kur prieisam kažkokį pailgą ežerą. Ir mes su maždaug lokacijai, kur maždaug prisiparkinau ir kur man reikia atsidurti. Tai dabar yra 5:30, tai kažkas jau mažiau negu valandai ir iki kol pilnas sutems. Vadinas, kad į ką bebūtum, grįšiam, kai jau bus absoliučia tamsė, kas tikiuos bus visai normalia, kraštovaizdis kol kas neblogs, bet kaip įvažiavau į čia, buvau tokius daubas ir tos daubos realiai pelkis. Ir matau, kad tik ir naujai išpilts iš grederiaus kels. Tai įsivaizduoju, jeigu eisim mišku, galbūt kad bus pelkina, bet kol kas turim akmenis uolas, kas ir geras ženklas. Nes aš vėl pasiėmiau trumpus batus, tai tikiuosi neprisiimti. O šitas toks kraštovaizdėlis, ten matos golfėlis tau. Ir va tokį kelėlį turi paeiti po tą lysam į mišką. Kai tik supratau, kad iš tikra man rods, kad pasirinkau vieną geriausių variantų šalia esančių miškelių, nes darom skirtims. Šakų, šipų, kur tik nori, kad užsikorti, kiek tik nori. Visur apleis tiesiog plins mišks, tai kaip įtaru gali kempinti kur tik rek. Tai vot, einam, čia yra kalno pakalnės, tai visai ors normalia, bet jau ant pirštelių vėsia. Aišku, pirštinį nepasiėmiau, tai tikiuosi, kad normaliai eis pafilmuoti. Uzė. Pavyzdėkit, kokį gražumą arkliuko. Nesitikėjau, kad čia bus kaip arklėdis. Va šitas matos 2 ežerėlė, vienas arti, o kitas toliau. Tai mes einam kur toliau, tai jau realiai puskelis ir praeits. Visai sparčią varau. Ir matau, kad uolas labai aukštas ir tai tikiuosi, kad bus vis tiek ir medžių normalią padžiūvusių, kad, kaip sakyti, nenaikin gamtos. Ir tikiuosi, kad bus geras akiratis pasivizėti į saulėlydį kokį. Priešas mani rodo kažkokį fotografijos veitą, bet nei vienos nuotraukas nėra. Bet ką įtaru, bus uola arba kažkokia skylė, arba dar kažkas. Tai nežinau, reikia eiti, neiti. Nu čia tipo prieėjau, bet čia absoliučiai jokį vaizdą. Tiesiog plims kažkoks visiška pleks. O man ežeras kažkur ten, už tų uolų. Tai man atrodo, bandom kopinėti į vizėsam. Buvo, tai prasided griovelę visokiai. Neįsivaizduojam, kas ten priekį. Nu, terėjinis toksai gerulis. Jeigu reikėtum taktišką pajudėti, būtum reikalų jau po kokį 1 kilometrą. Nes jau dabar taip einant, bandau kvap sugaudyti, taip einant spartesnių žingsnių, jau ir pakankama sunkiai, nes ypatinga, kaip kirtėms padaryti, šakų, balkių, visko prisvaidyta. Ir dar kalvas pakalnis,
akmenis. Tai reikia vizėti, kad neįpolt į kokį urvą, kokį skylę. Ir tikėtis, kad kokių žvėrių nebus. Nes čia yra absoliutus miškas. Ta prasme, absoliučiai kokiai, nežinau, 5 km spindulių. Artimiausias noms. Ir tai klausims gyvenams. Tai jeigu mums kažkas nutiktum, būtum biškėlį reikalų. O aš bandau čia lipti ant tokių kalnų. Ir tikėtis geriausia. Labai daug samanų. Vadinas labai daug ir matau labai daug ir nudžiūvusių medžių. Tai bus labai puikiai ir niek neuždegsam. Vaizduokit, koks vaizdėlis. Šitas kaip kokį, net nežinau, ne taiga, ne kažkas, bet absoliučiai samanas ant akmens. Ir medžiai tik tas augantų. Jokių žolių. Va taip viskas atrodo. Ir aš realiai einu va tokį kalvą. Ir man ežeras kažkur priešas mūni. Tai einu azimutu ir tikiuosi atrasti šanų. Bet taip viskas atrodo. Šia fainė. Ir po biškėlį leido saulė ant tos smurkvyną. Tai judam toliau, spartinam žingsnį. Ir tikiuosi, kad pasieksiu iki sutemant pirm ugnėlį užsikurti. Aš jums pasakysiu, taip, pas mane testosterons 100% pajėgums. Kaip matau tikslą, tiksliau nematau, o nežinau kur eiti, bet varau toliau. Į vaizdėlis, va šitas, ką fainė, saulėlis šveit. Ahujena. Varom toliau. Svarbu nenuslys, nes tos samanas šį ir baisis leidžiasi. Tikiuosi pamatysiu greit aš to ežerą, nes azimutu eiti prakeiksmus ir jeigu ir labai blogas kėlis iš tikrą. Visas to šveisas samanas slydžias. Ten į apačią kapelkį, viršų kalvą slydi. Čia šitas akmenis visur. Ir man va šitas reikia eiti per va tokį terėną kažkur ten teisę. Ir dar koks 500 metrų, man atrodo, lika. Tavo pasiekiau savo tikslą. Atvariau prie ežero, katras vis dar 80% užšalęs. Bet aišku, jau nebesaugu lipti, nes yra daug plika vandens. Bet atrodo žiauriai gera. Ir man reikia apsimauti megztinį, nes esu prakaitavęs, kad neperpūstam manis. O dabar reikia susirasti vietelį, kur neužpūstam vieslabą. Ir kaip tik matau, ir tokių visokių šakų aplinkų sudžiūvusių pušėlių. Tai gal atsiduos biškėlį. Bet dabar reikia skubėti, kol nesutema. O ką reiks grįžti? Laukia teisinį. Kol nusidedam mikrofoną, nes ir vėjuota. Užsimetam paltelį, kad mūsų nepertrauktų vėjėlis. Nes būtum tada ryto labai negera. O ryto sekmadienis tai, kaip sakyti, vis tiek kažkur reikia pailsėti arba nuveikti. Gal į miestą išvaryti, bet pas mane pastojo planų ir tai vat, varom susirinksam medžių, kur išsikorsiam biškėlį. Nu, daug visokių smulkių, pubenų ir panašiai. Ir vienas didelis, tai pagrindiniam, kaip sakytų, unglė, žaryje kabūtom. Ir vat, iš tokios veitas, biškėlį sunkiai girdus, nes vėjas put. Tai iš tokios veitas, vat, roviu medžius. Tai, kaip sakyt, kad gamta nepakenkti. O dabar reikia pasimtus medžius, įtemptis unkalvos. Bet užalti, ne, man čia reikia 2 rankų. O gal parsitemsi. Matysim. Va. Jeb, parsitemsiu.
fire. Nu vat, ugnėlį kūrenas, saulė dar pilna nenusileida, tai vat, pasidarom tamnylėlį ir dabar reik dar susirasti kokį šakėlį, ką pamoti, sasiską, nes absoliučiai niek neturiu, nei šakutis, vienintelį pasiėmiau peilį, laužomą geležtį, tai ir pats blogiausias sprendimas pasiimti gamtą, nes jeigu bent biškį nulūž, ir viskas, tu neapturi absoliučiai jokią peilį. Tai va, einam susirasim kokį šaką nuo gyvo medeliaus, nusiriešam. Taip, reik pasivizėti, kur įsidėjau, nes aš įsidėjau, dar buvau iš šaldiklios išimtas, iš vis dar iš Lietuvos atvežtas giminių tos turs dešėlis. Ir aš anas gal prieš kokį porą valandėlį tik tai išėmiau, tai man atrodo, kad anas dar nebus atsileidusias. Ir reik sunam kažkur, o šitas turim sasiską. Man atrodo, kad išeis pasmeigtano. Galim pasibandyti. Pasibandysim. O, puikiai, biškėlį pamiršau pasiimt batoną, bet ko aš dar su savim pasiėmiau vynuogių. Ir, vietoj batoną, niekam nesakau valgyti, bet pasiėmiau čipsų. Tai biškėlį nusižengsim standarto, bet padarysim tokį variantėlį sukis iš padėtys, kaip nori. Nes vis tiek kažkur reik užkosti, tai manau, kepta sasiską kartu su čipselės estrelas bus nebloga. Bet to estrelą manis nefinansuon, taip kad nereklamuonu šanus. Tai karštėlis jau ir šiek tiek žaryjų. Daugiau, man atrodo, malkų nekepsiu. Nekepsiu, nedėsiu. Tai bus viskas šiek pikiai. Matosi nesimata, bet kažkų iškepėm, biškėlį prakepino. O, šitas turim. Biškėlį unglių nepamaišys. Reik pasidaryti lempelę. Aš mėgstu tepam flashlight užsidėti butelį. Ir turi tokį lempą. Jeigu esi kažkokią stovyklavietę, kad tau, kaip sakyti, tas nešveistom į akis. Iškepė. Gerai, prasidarom čipsėlių. Ir taip, savotišką biškėlį pavajėsam, tai gerai bus. Taip, pasiemam tų, sasiską, gal geriausia pasismeigti jau čia bus. Girdas, perlūž per posį. Niek tokį, gerai. Kaip aš sakau, gamto viskas tink, kas jį valgom. Tai vat, reik tik tas išradingom turėti. Ir bus atsuoti laimingi. Visai nebloga. Laužo. Antras dublis jau geriau gavos. Į sveikatą. Žvėris. Šepką pavyzdžiau pamastą. Vienas pats išvariavo mišką, kurio
dar nesu gyvenime įžengęs, nežinau nei kokią aplinką, nežinau pavojinga, nepavojinga, apelkis, ar dar kažkas. Išein veins pats, o jeigu kažkas nuteks. Jeigu mato ton viduosiką, vadinasi likau gyvus. Reik paskleisti tą žarys, kada nors taip gražiai surusentom, užgestom. Įvesk. O šitas gaila, blemų, nepasiėmiau folijos į bulvę, galėčiau įsimesti. Bet ku jau padarysi. Į kapį. O man dabar misija yra misija numeris 2. Reik grįžti maršrutu teisę, ne ten pat, kurie jau per kalvasi panašiai. Vienintelį flashlightą, katrą turiu ir telefonį. Tai saugojau batareiką, kad nenusėstom. Ir kam problema yra, kad čia ne Lietuva, o čia ir daubės, pelkės ir uolas ir nemata visą laiką ir už kitą akmens ar už kitos uolos ir tada turi apeidinėti. Tai man kažkas iki artimiausią tą kelią, apie 2 km. Tai susimatysam, kaip išeisiu ant tą kelią, koks dabar laiks ir dabar yra po 7:20. Tai pažiūrėsim, per kiek laiką aš tus 2 km nueisiu. Aišku, bandysiu greitai, bet reik svarbu saugiai. Ir tą kelias minutėlis pabūsiu, kad nieks neužsidegtom. Tavo. Palinkėkit sėkmės, susimatysim. Turbūt galima primašins. Nu tą kon šiap netep parėjau, kiek dabar į valandų. Kiek čia užtrukau. Dabar yra po 8:05. Nu tai dėkiam, kiek čia, 40 minučių, kad grinai parvaryti iki mašins. Tai pakankamai normaliai, jeigu 4 km gavos į vieną pusę. Tik biškėlį užsiknisau, kol išėjau, nes kur aš buvau aplinkui tos akmenys vienas pelkės buvo, o naktį neini matyti, kur pelkė, o kur akmo. Tai kažkaip vis tiek sugebėjau neprisemti batų ir realiai radau kažkokį takelį ir daugmaž tas takelis ėjo link kelio ir kažkaip atsidūriau, šiaip ne taip. Tai aišku, lėčiau ėjau negu dieną, bet ką darysi. Tai va, tiek žinių, dabar svarbu, kad mašiną užsivestų ir jaunu namo. Tai ko, dėkui, kad žiūrėjot, kad vis laikėlį numetat laiką. Jeigu patek viduosiks, jeigu norėt dar tokių, irgi arba laiką numetat, arba komentarą parašot, ką norėt tep. Ir susimatysim kitą kartą. Iki.